Verslininkė Asta Paradnikienė savo verslo sėkme džiaugiasi jau 8 metus. 2 prestižiniai gėlių salonai, vienas pačiame Kauno centre, kitas Kauno oro uoste. Salone Fito dizaino studija dirba aukštos kvalifikacijos floristai. Studija įgyvendina daugelį projektų, papuošia ne vieno kliento namus ir jų interjerą gražiausiomis gėlėmis. Viena iš sėkmės priežasčių – energingas ir kūrybingas kolektyvas, kuris siekia, kad kiekvienas klientas iš salono išeitų ne tik patenkintas, bet ir laimingesnis ir geresnis. Salonas Fito dizaino studija nuolat ieško naujų idėjų, lankosi parodose, seka naujas floristikos tendencijas ir jas įgyvendina savo darbuose. Kiekvieną sezoną keičiamos floristinės kompozicijos čia visada rasite ką tik nuskintų gėlių. Parduotuvė svečius džiugina naujomis keramikos bei interjero detalių kolekcijomis. Salonas jau turi galimybę papuošti Garden firmos sukurtomis žaliosiomis sienomis biurų, kavinių, namų interjerą. Fito dizaino studija visada nudžiugins jaunuosius. Iš naujausių parodų atkeliauja ekspozicijos, tai vestuvėms skirti dekoro elementai, stalų papuošimai, salių bei bažnyčios dekoravimui skirti elementai. Jaunųjų čia laukia profesionalus aptarnavimas ir noras jų šventę paversti nepakartojama. Iš arčiau apie gėlių verslą ir gėles kalbame su salonų savininke Asta Paradnikienė. Kas paskatino atsidaryti būtent tokį verslą? Turbūt gyvenimas taip susiklostė, kad teko keisti gyvenimo stilių, keisti profesiją ir turbūt aš pagalvojau, kad gėlės yra pati moteriškiausia specialybė. Taip ir prasidėjo mano darbeliai menkuose skyreliuose, po to atsirado galimybė įsigyti verslą. Tiesiog atsirado galimybė, man pasiūlė pirkti verslą. Ir šiandien kiek metų jūs sėkmingai dirbat versle? 8 metai. 8 metai ir labai džiaugiuosi, kad tikrai įsigijau tokį verslą, kuris buvo pastatytas jau ant kojų šiek tiek. Turbūt gėlių istoriją aš esu pati girdėjus, nežinau, ar tai tiksli istorija. Kiek girdėjau, kad Prancūzijoje ponios higienos turbūt atžvilgių nebuvo labai, sakysim, puikios sąlygos higienos ir žmonės, gal liaudiškai pasakius, nelabai skaniai kvepėdavo. Taigi ponios vaikščiodamos su prabangiais rūbais, gražiom suknelėm turėjo ne tik gražiai atrodyti, bet ir skaniai kvepėti. Atsirado tokia galimybė paimti mažą plokštelę ir suteikti gal savo rūbui, savo stiliui kažkokią kvapą, spalvą. Jūsų įmonės rekordas, kiek daugiausiai gėlių kas nors dovanoja artimam, mylimam žmogui? Jeigu gal kažką prisimenat, kažkokį tikrai įdomų faktą, įdomią puokštę, kurią kūrėt. Tikrai turėjome tokią ypatingą dovaną mergaitei, kad širdis buvo, nežinau, gal skaičiaus rožių, tik tai žinau, kad svorį jos. Turėjom prašytis pagalbos vyriškio, kuris nešė ir dar aš turėjau padėti, nes iš tikrųjų tai buvo įspūdinga ir manau, kad gal buvo ne tiek svorių, bet kiek kiekių rekordas gėlių. Kiek žinau, dažnai būna ir vyriškių, kurie, tarkim, atsiprašydami, nori dovanų gėles, ateina anksti. Ne, tiesiog prašo, kad mes nuvežtume, gal būna tokie nedrąsūs, tada prašom nuvežti, paduoti, atsiprašyti už juos ir mes tą padarom irgi. Jūs tampat savotiškais aktoriais, net pristatydami gėles. Savotiškais aktoriais ir tiesiog labai miela ir malonu būna ir smagu, kai tikrai žmogus nusišypso ir sako, tas jau čia taip įvyko, bet nereikėjo, bet galvojam, kad paskui santykiai tikrai grįžta į savo vėžes ir mes dalyvaujam šitam procese. Kokios yra vestuvių švenčių nuostatos renkantis gėles? Vestuvių mados irgi eina į priekį, bet mes visada sakom, klasika išlieka. Tai gal tiesiog galėčiau pasakyti, kad klasikinis variantas vestuvių yra pats populiariausias. Kada ateina nuotaka sunerimus ir tikrai susirūpinus. Ir manau, jeigu jinai pataiko tikrai pas gerus profesionalus, tai visi rūpesčiai nukrenta nuo jos pečių. Puokštės ir gėles pristatote tiesiai į namus. Kaip veikia šita sistema? Kiek metų jau su tuo dirbat ir ar pasiteisina, ar tai yra populiaru? Taip, ši sistema veikia, galima skaityti, kiek aš dirbu metų. Visada turėjome mes kaip ir pristatymus gėlių, kaip Interflorus, tarptautiniai pristatymai. Šiaip pradės veikti dabar mūsų parduotuviai, labai džiaugiamės atsinaujinę ir tikrai kviečiame visus pasinaudoti ją, nes
kiekvieną darbą, kiekvieną puokštę sudedam su didelė meilė, atsakomybė ir turbūt patys laimingiausi būnam, kai grįžta tas klientas ir gal sulaukėme net skambučio ir tų žodžių, kad ačiū už labai gerą pristatymą, gražią kultūrą ir manau, kad mes tą sugebam. Jeigu aš, tarkim, atsikėlęs šiandien ryte noriu mylimai draugiai, tarkim, padovanoti 30 rožių, aš atkeliavęs į jūsų internetinį puslapį, galiu tai užsakyti ir, tarkim, jie jau gali vakare gauti jas? Taip, jinai gali ne tik vakare, bet ir už poros valandų, todėl kad nuolat sekam užsakymų istoriją. Jeigu kažkas yra labai neaišku, galima net sukontaktuoti su žmogum, kuris to prašo. Manau, kad servizas yra labai puikus pas mus ir iš tikrųjų dirba keletas žmonių, nėra jokių trukdžių, nėra stabdžių, nėra kamščių keliuose, viskas yra pristatoma laiku. Kokias gėles labiausiai mėgsta lietuviai? Ir iš tikrųjų, jeigu lyginant su kitom šalimis, mes esam stereotipiški toje vietoje, nes dažniausiai tai, aišku, mes žinom, kad tai yra rožė, ne? Bet gal kitos šalis turi kažkokią kitą gėlę, ar ta rožė yra populiari absoliučiai visame pasaulyje? Tai... Sakysim, mes visada patarėm, jeigu ateina dar žmogus blaškus ir dar kažkas skambina ir klausia, ką galite patarti ir jisai mėtusi tarp vienos rūšies gėlių, tarp puokščių, ir jis sako, aš einu į kažkokį pobūvį, aš ten nelabai pažįstu to žmogaus, mes visada sakom, rinkitės klasiką, rinkitės rožės, paimkite geriau daugiau rožių negu kažkokią puokštelę išmąstytą, išgalvotą, tada tikrai bus ir įspūdis, ir džiaugsis, manau, gavęs žmogus. Rožė yra nenugalima, ne? Nenugalima. Verslininkė Asta Paradnikienė teigia, jog jei kalbėti apie gėlių dovanojimo kultūrą, tai lietuviams jos dar tikrai trūksta. Žvelgiant į žymių žmonių dalyvavimą prabangiuose renginiuose, vakarėliuose darosi gaila, kai prie prabangą kvepiančių stilingų rūbų gėlių estetikai skiriama mažiausiai dėmesio. Akivaizdžiai matosi perrištos puokštės, neprofesionalumas, gėlės nupirktos bazėse ir sudėtos visiškai netvarkingai. Kartais net dovanojamos transportavimo pakuotėse, pasakoja Asta. Mūsų salono tikslas skleisti gėlių dovanojimo kultūrą, diegti meilę gėlėms, jų grožiui. Turime suprasti, kad pigiau nupirkta gėlė bazėje ar turguje tai nėra išsilavinusios visuomenės požymis. Tūkstančius metų niekas nesugebėjo surasti geresnio pagerbimo būdo, kaip dovanoti ką tik nuskintas kvepiančias gėles. Senesniais laikais po spektaklio teatre ar koncerto buvo galima pastebėti 10 žmonių įteikiančius gėles artistams. Kaip manot, kodėl šiandien ši kultūra nyksta po truputį, nes tikrai galim pamatyti, kad vos vienas kitas žmogus artistams dovanoja gėles? Net negalėčiau pasakyti, ar tai iš biednumo, ar tai iš kultūros tokos, ar tai galvoja, kol spektaklį įsidėsiu nuvys. Aš nežinau, turbūt kultūros stoka. Kaip čia aš galėčiau įvardyti tą? Nes iš tikrųjų yra pas mus, mes dirbame su dramos teatru, su kameriniu teatru, yra atstovas, kuris ateina, užsako, sakysim, premjerai gėles ir yra įteikiama. O iš pavienių žmonių ir tikrai kiek besilankant, net aš gal pati nenunešu, kartais aš galvoju. Nes iš tikrųjų, nežinau, ar čia reikia įpročio, ar reikia suprasti, kad malonu gauti ir tam artistui, kadangi jis tikrai irgi didelį darbą padaro. Dar vienas klausimas jums apie, tai yra ne vienas salonas, jūs turite 2 salonus gėlių ir vienas yra Kauno oro uoste, ar ne? Oro uoste žmonės dažnai renkasi gėles? Kaip čia pasakysiu, kad turbūt irgi tos pat kultūros kaip ir teatre, taip ir oro uoste trūksta, nes stovi minia žmonių ir kartais tenka stebėti, kiek džiaugsmo suteikia tas vienas žiedelis įteiktas, kaip iš tikrųjų, manau, nušvinta veidas, aš net save į jų vietą pastatau ir kaip galvoju, kaip yra miela, neišleidžiant iš tikrųjų krūvos pinigų, nustebint su to vienu žiedu. Oro uoste atrodo ta vieta, kur yra daugybė žmonių, kurie laukia, jie stovi, jie laukia. Taip, kai mes rinkomės tą vietą ir tiesiog stebėjome tą srautą ir pagalvojome, jeigu nors kiekvienas paims po vieną gėlę, tai bus taip gražu ir miela ir noras dirbti.